Nu ką, mažiukai, tetulės ir tėveliai, sveikinu ir vėl Alėjai gimus. Tai nusprendžiau nespoilinti mūsų grupės ir tiesiog įrašyti videšką apie mūsų naująją karalaitę. Nes, blemba, man truputėlį, realiai, ne tai, kad šokiravo, bet maloniai buvo toks malonus surprizas, jog Lėja atėjo kaip naujos kartos vaikas. Jos gyvenimo karma, vat jeigu pasižiūrėsime čia, yra 34-20 ir 59-55, o tai yra miegančio fenikso karma arba miegančio fenikso raktas. Ir tai aiškina, dėl ko žmogus atėjo čionai ir kam, kaip jisai jausis ir ką jisai atnešė šitą pasaulį. Taigi šitie miegantis feniksiukai atitinka visiškai su artėjančiu naujų etapų, kuris laukia mūsų pasaulio. Tai Lėja atneš pokyčius, atneš visiškai kitokius pamąstymus, teorijas, gyvenimo vertybės. Kodėl miegantis feniksas? Dėl to, jog mes kiti žmonės, kurie esame prie jos, tarp jų, kad mes atsibūstume. Human Design labai daug kas šneka apie šitą raktą, nes po 2 metų, 2027-aisiais, ateina naujas laikotarpis, kuris tęsis 350 metus ir jis ir yra tuo miegančio fenikso laikotarpis. Iš visa žmonijos istorijas, kai jinai dalinosi šitame Human Design'e, kas 350 metų. Mes keičiamės, žmonijos, tarkim, užduotis kas 350 metų keičiasi. Pavyzdžiui, paskutinius 350 pas mus buvo industrijos, marketo, bizneso augimas ir tas laikotarpis vadinasi laikotarpis planavimo raktas. Ir ką tai reiškia? Mes esam vaikai to laikotarpio. Tai yra, kai mes visi augam kaip vienos didelės šeimos dalys, ne? Kiekvienas už kažką turėjo būti atsakingas, kad visa ta sistema būtų sukurta, planuota sistema, kur viens kitam padėdavom, augindami biznesus, augindavom infrastruktūrą, augindavom didelius miestus, kuriuose būtų patogu ir planuota kiekvienam žmogui gyventi. Ir po 2 metų visa tai greičiausiai keisis arba visiškai bus suniokota, nes ateina tie mūsų miegantys feniksai, atneš kažkokius pokyčius ir jie turės visiškai kitokias galimybės, kitokius supratimus, kitokią gyvenimo eiseną negu mes. Čia aš negąsdinu tikrai, bet jeigu, pavyzdžiui, sulyginti, mes nelabai suprantam mūsų tėvus, mums jie kartais būna, žinai, tokie outsideriai arba išvis nesuprantama, kaip jie gali taip mąstyti. O jau tuo labiau mes nesuprantam senelių, nes jie gyveno irgi kitais laikais. Bet vis vien mes kažkaip bendraujam, mes turim tas šeimas, mes laikomės tradicijų, kaip buvo anksčiau. Kas liečia Lėjos laikotarpio ir mūsų, ten jau bus praraja. Tai reiškia, jog baigiantis su tuo laikotarpiu planavimu ir prasidėsiančiu laikotarpiu miegančiu feniksu, tie vaikai, tie žmonės, jie bus visiškai inovatoriai, visiškai kitokie ir truputėlį yra baisu, kaip pavyzdžiui, kai Lėja, kai bus jau suaugusi po 20 metų, mes galim to pasaulio jau, mums jis bus visiškai, net nesakykime, neaktualus, bet jis mums bus svetimas. Ir mums reikalingi bus šitie feniksai, kad jie mus integruotų į tą naująją realybę. Taigi truputėlį apie feniksus, jie nebus taip fokusuoti ant tradicijų. Šeimos, tuokimasis, vaikai, visa tai eis į kitą planą, labiau išryškės žmonių individualumas. Ką aš kaip asmuo galiu sukurti ir atnešti.
jie eis į bendravimą vienas su kitu ne dėl tradicijų, jog tu esi mano šeima, brolis, sesuo, klasiokė, o labiau kas tuo metu mus suartina. Tarkim, jeigu, pavyzdžiui, žmogus interesuojasi kažkokia inžinierija, ne, jis tuo metu gali bendrauti tik su tai žmonėm, nešti jiems visus savo resursus, būti visiškai vos nesektantų. Bet, pavyzdžiui, virti ten tame katile ir jiem tie žmonės bus patys artimiausi. Laikas praeis, interesai pasikeis ar kažkoks, nežinau, gyvenimo laikotarpis pasikeis, bum, jie keičia žmones be jokio sąžinės graužaties ir jie pereina, nes ten, pavyzdžiui, jisai susiras ar jinai susiras savo artimesnius žmones pagal jų, kur jie galės atnešti tą savo asmenybę ir tą savo talentus, su kuriais jie galės pasidalinti. Tai bus kūrybiškesni žmonės negu mes, tai bus labiau egoistiškesni žmonės negu mes esam. Tai bus pasaulis, kuriame kiekvienas žiūrės savo gėrio ir savo vietos ir dar padės tiems, tarkim, nes tu esi man artimas žmogus sielai, aš ir tau dar padėsiu. Nebus to tokio, kaip, tarkim, nežinau, kaip Gruzijoje, ne, aš padėsiu tau, nes tu mano brolis, o tu brolis mano tetai ir, žinai, laikosi tai tokioj dideliai komunai. Greičiausiai šito jau nebebus ir žmonės labiau, tikriausiai bus labiau vienišesni, nes tas mūsų ratas sumažėjęs. Ir jau dabar jaučiasi, kad šeimos nėra tokios tvirtos, jog žmonės skiriasi, žmonės neišsilaiko santuokose, ir vėl keičia žmonės, bet čia nėra nieko blogo. Pamirškime apie religiją. Religija yra jau atsigavęs senas dalykas, kuriame yra daug gerų vertybių, bet jos jau neatitinka šio pasaulio. Žmogus gali tuoktis kelis kartus ir būti laimingas su visais kitais žmonėmis, pavyzdžiui, su vienu vyru buvai laiminga kažkokiu metu, su kitu buvai laimingas kažkokiu metu ir viskas čia yra gerai, čia yra laikotarpiai, kuriuos tie feniksai nebijos taip smarkiai prisirišti kaip mes. Jų sąžinė negrauž, nes jie lengviau atiduos, palikinės dalykus, palikinės darbus, palikinės miestus. Jie bus laisvesni negu mes, nes jų nelaikys taip smarkiai tos tradicijos. Greičiausiai tau kaip mamai bus sunku su to susitaikyti kartais, kad galbūt Lėja bus laisvesnio pobūdžio, bet laisvesnės sielos. Ir kartais tau galbūt norėsis, atvažiuok tu ten kalėdama, o Lėja paims ir, pavyzdžiui, pistels į kokią, nežinau, Barceloną, nes jai ten tiesiog tuo metu reikia. Ir čia nereiškia, kad pas jūs nebus gerų santykių. Tikrai ne. Čia nes Lėja turi 59 vartus. Čia yra žmogus, kuris nori tų santykių, nori artumo ir jai pastoviai norėsis turėti žmogų artimuosius arti. Ir svarbiausia, kad jinai išmoktų pasinaudoti to savo fenikso galiom ir atsilaisvinti nuo to ir ne tik prisirišti prie kažko, kas jai, pavyzdžiui, netinka, bet turėti laisvės kurti, laisvės judėti, vykti, dirbti tai, kas jai patinka, o ne tai, ką jai, pavyzdžiui, kitas žmogus liepia daryti.